Sveiki visi, čia vėl su jumis aš Utenis Gaming ir aš lošiu Minecraft Pocket Edition trečią, nes su jumis aš Utenis LT ir mes lošim trečiąjį išlikimo epizodą. Jo, biškai pasididinam grafikas ir jo. Dabar jo, radau daugiau resursų, aš maininausi tokiam keive. Čia va taip prasikasiu, toj parodysiu kiek laiko maininu, radau redstone, dar daugiau irono, pasidarau full setą ir va čia maininu, visur maininu, čia irgi maininu, iškiek didesnė. Va, čia maininu, čia buvau vos į lavą neįkritęs, bet įsigelbėjau. Tu prasme, vos nekritau, užsidegiau, bet aš dabar esu be zombių. Nu, galim pasidaryti ant hard. Nes dabar tikrai aš labai kietas esu. Jo, eisim kitur mainintis. Dabar aš čia viską pasimsiu ir eisim kitur mainintis. Jo, čia aš jau nebesi maininsiu. Ir jo, ir ilgo video vėl nedarysiugi, nes, kaip žinot, nu, aš visą laiką darau trumpus video. Kodėl jis neužsilipa? Jo. Jo, galim vėl palipti. Lipsim, kol užsilipsim. Ironas. Matote, kaip galima apsiginti nuo gravelio, kad prasme čia kiek gravelio. Man to irono net nereikia praktiškai. Dabar svarbu būtų išlipti. Tai jo. Ir dabar ilgai kur slėpsiu, aišku. Video darysiu 5 minučių. Ačiū už 9 subus, bet to. Matot, kaip nuo torčių galima apsisaugoti. Ir labai lengvas būdas. Ir mes gal geriau eisim jau kitur mainintis, nes jau čia papodo biški mainintis. Nu, biški taip jau nuobodu pasidarė čia mainintis. Ir jo, gal mes pasistatysim namą. Net neįsivaizduoju. Turiu maisto, galim užėsti. Tai jo, Golden Apple man dar greit galės išeiti, bet nu, ne dabar dar. Ne dabar. Ir rašykit komentaruose, ką man pasidaryti. Aš tikrai darysiu viską, ko tik paprašysit. Ir tik neužduokit ten, pavyzdžiui, pastatyk Modern House, nes aš neįpratęs statyti Modern House, tai nelabai ir priprasim. Dabar turbūt jūs nieko nematot, kaip torčą nuėmu. Turbūt jo, nematot. Ir man reikia često, nes man full inventorius ir... Arba ne, gerai bus full inventorium. Čia yra visiškai nesvarbu. Gerai, aš čia matot labai buvau giliai nusikasęs, todėl tiek ilgai reikėjo lipti. Rodos dabar jau viskas. Dar ne. Viskas.
Biški ai, galima toršų padėti. Aš turiu nemažai torčių. Jo. Galiu papilti lavos. Vat, dar iškiau bus. Jo, bet dabar pradėjo degti, tai ne į temą biški. Dabar video darysiu 10 minučių, biški ilgesnį. Nežinau, nedarysiu ilgų video, nes kažkaip neįdomiai viskas gaunasi. O gal geriau mes išmiegokime vis dėlto. Nes. Ir to. Tai va, aš grįžau ir aš šalia villagerių. Ir jo. Kaip keista, kad aš pastebėjau villagerius ir galvojau, kad nueisim. Ir man labai lagina. Ai, nesva, dėl ko man taip. Jo, ne, nors netiek. Ir iš vis mane lagina, ką šį pezu. Jo, ir mes galėsim pasirinkti maisto, galėsim čia apsistoti, aišku. Aiškis. Ir kokiam name tai galim šitam. Paskui galėsim savo namą pasistatyti. O čia tas kaimo seniūnas, jo. Galim čia pasidėti bedą. Ui, nepasideda bedas. Ai, va, dėl ko jis nem. Toliau. Galiu pasidaryti crafting table, kurio aš dar nebuvau pasidaręs. Toliau. Jo. Čia galim susidėti dabar po kol kas akmenį. Čia būlas kažkoks. Čia nereikalingi itemai. Kas dar čia nereikalinga? Man mėsos nereik tiek. Čia irgi to nereikia, šitų. Ne, gal šito prireiks, dar šito prireiks. Jo, gal aš ir neapsistosiu, nes kažkaip nuobodžiai čia. Gerai, atsilaisvinam šiek tiek vietos ir galėsim eiti vėl mainintis. Tik man reikia dar daugiau maisto biški. Tik čia. Gal žvejosim 4 epizode, nežinau. Šiandien bus dar 2 epizodai. Turbūt net neįsivaizduoju, ar bus, aš net nežinau. Galim barakėlių pavalgyti. Nu, nelabai aš norėjau taip. Dabar tiesiog eisim ieškoti keivų. Ir. O, mes radome tikrai keivą. Dar į kokį keivą eina savo. Labai didelis keivas. Ir tikiuosi čia rasti irono. Žiūrėkit, zombis. Tikrai tas zombis jau pasiruošęs mirti. Geriausia yra iki bedroko pačiam nusikasti, paskui galima. Kodėl čia tiek vandens? Man reikia susemti jį. Jo video ilgai tikrai padariau, ilgiausia man rosi savo visų video. Tik pirmą kartą aš taip čia. Galim sumaišyti lavą su obsidianas išeina. Nes man obsidianų dabar nereikia, nes aš neturiu radęs deimantų. Ir jo, jeigu norit, kad dar kažką padaryčiau, jo, nu čia nebuvo, vapšė čia ne keivas buvo. Nieko gero šito keivo. Galime eiti toliau, nes nieko gero neradom. Gal jau to ir pabaigsiu video. Einame geriau šito keivo. Dar čia liko. Lemba kaip užpisa tas vanduo. Gerai, einam ieškoti dar vieno keivo. Ir jo, reikia užėsti barakėlių. Galim dūžės, nes jis labai mažai HP duoda ir galime eiti toliau kažkaip tais. Žiūrėkit, sutvarė. Ir galime eiti toliau, ieškoti keivų. Ir aš bėgu.
Ir mes matome kažką tai ypatingo, bet ne keivą. Aš gal taip greit nebėgsiu, nes laifos, taigi suprantat. Gal vėl darysim kaip ir darėme, nes turime kompasą, galim nueiti į spawną, bet aš dabar vis dėlto nenoriu eiti į spawną, nes kažkaip, ką žinau, nelabai ir noriu šitą spawną eiti ir dabar labai ilgą video darysiu, nežinau. Gan ilgą video. Dabar Mobizen susitvarkė, man kažkaip leidžia ilgiau filmuoti. Ir jo. Ką žinau, kažkaip neleisdavo seniau, o dabar čia ėmė, taip ir jau leidžia. Būna visaip. Mes einame vis dar. Nieko nerandu. Darykim paprastesnį būdą arba ne. Vis dėlto gal jau ir pabaigsim šitą video. Laukit mano kitų video. Tai su jumis buvau Rūtenis Altų. Jų Altų. Ir senas draugelis. Ne draugelis, kaip čia pasakyti. Jo. Jo, kas čia? Ai. Gerai, tai jo, su jumis buvo Rūtenis Altų. Ir norėčiau, kad subintant mano draugų kanalus. Ignas Bernatavičius, Ovidijus Vlogai. Ardas Čiapys, Matas Polaretis ir Nikis Gaming, tai jo, ir Slayeris dar. Ir jo, viso gero.